Ir šiai dienai apie mitybą. Jau turbūt galim pradėti, ne? Turbūt visi suprantat, apie ką bus kalba, ne? Taip tyliai ramiai, bet. Ne, Mario, ne mėsą. Visų pirma, kaip aš sakau, pagrindinė taisyklė tai yra tokia. Niekom netikėk. O čia yra tokia pagrindinė taisyklė, kurią reikėtų žmogus išsiugdyti ir lietuviškai tai skambėtų sveikų mąstymų. Ne nuomonė, o sveikas mąstymas. Ir žmogaus nuomonė, žmogų galim užauginti vienam informaciniam lauke, kitą kitam informaciniam lauke ir jie skirsis ir jie būdu bus teisingi. Ir šiai dienai mes matome, kad ir mano pavyzdys, aš užaugęs viename informacinėme lauke, kur spaliukai, leninukai ir taip toliau, taip toliau. Ir mano sūnų užaugino jau visai kitame informacinėme lauke, okupantai, tada ir toliau. Ir jisai teisus, ir aš teisus. Ir jeigu žmogų apriboti nuo 5 jo jutiminių organų, ne, arba tą informaciją kontroliuoti, tai galima paskui valdyti. Bet vienas su kita būnt. Ta šiandien mes matome labai puikiai Ukrainoje. Kai brolis žudo brolį, nes vieni buvo užauginti vienam informaciniam lauke, kiti buvo užauginti kitam informaciniam lauke. Ir žmogui pačiam prisikapstyti iki tiesos, tai yra pakankamai sunku. Ir vienas žmogus, rašytojas, rekomenduoja sveiką mąstymą. Sveikas mąstymas susideda iš 3 kriterijų. Tai pirmas kriterijus yra, ką sako protėvių išmintis šitų klausimų. Pasakos, pasakėčios, padavimai, vedos, ką mes žinom liaudyje. Antras kriterijus tai yra kompetentingo žmogaus nuomonė. Tai jeigu istorija, tai istorija. Tai jeigu maistas, einu pas chemiką, kokia ten sudėtis ir taip toliau, dietologą. Ir trečias asmeninė patirtis. Ne nuomonė, o patirtis. Jeigu man pasakė, kad keturkampiai arbūzai Lietuvoje auga, kol aš pats neužauginau, tai man jie neauga. Tai lygiai taip pat ir žmogus turi tą atsivinioti tas tam tikrus melo lukštelius, kaip aš sakau pats. Negalima peršokti to. Ir dabar, kas liečia mitybą, tai pagrindinė taisyklė yra tokia. Čia turėtų taip griežtai eiti, kad ne taip svarbu, ką mes valgome, o taip svarbu, kaip mes tą valgome. Kaip mes tą valgome. Nes nuo to ir viskas prasideda. Ir kaip sakiau, visada yra galimybės rinktis. Kokį maistą ir ką rinktis. Ir vėlgi norėčiau galbūt nuo vedų pradėti. Kad veduose yra aprašomi tokie dalykai, kaip žmogus valgo taip, priklausomai nuo jo evoliucijos lygio. Ir žinote, kad ten aprašomi tokie, kad živatma tai viena 10,000 plauko dalis, kuri nesunaikinama. Nei ugnim, nei šalčių, nei atominių ginklų, nieko. Tai yra dalelytė mūsų. Ir kad jinai perina visus pasaulius, pradedant nuo mineralinio, augalinio, gyvulinio, žmogaus, ir tai dar ne pabaiga, iš tikrųjų, dar ten toliau yra. Ir priklausomai nuo jo evoliucijos lygio, jeigu atlieka tam tikras pamokas, išmoksta tai. Ir jeigu žmogus atėjo į šį gyvenimą, kur jis turi užsiauginti kūną, sukurti šeimą, apginti tėvynę, tai jisai maitinasi atitinkamu maistu. Jeigu jisai pasiekia kažkokį kitokį lygį, jisai vėlgi maitinasi atitinkamu maistu. Ir jeigu jis nustotų kažką maitintis, tai jis gal netgi sirtų. Vėlgi sakau. Tai čia mano toks požiūris, kad visada yra galimybė rinktis ir niekad nereikia perdėtai peršokti kažkokio tai stulpelio. Ir šiaip mokyklose skaitau dar paskaitą apie dorybę. Vis laik nešiojus Bibliją. Gaila, šiandien neatsinešiau. 2 puslapį. Atsiverčiam ir skaitom. Maždaug skamba taip. Sukūriau pagal atvaizdą, panašų į savo, ir šiekia jum vaisiai, augalai, šakniavaisiai, jūs ir maitinkitės. Viskas. Tom paskaitą galim ir baigti. Ten aiškiai parašyta 2 puslapį, nereik nieko toliau skaityti ir visą kitą. Nėra. Palaukite, mes kalbam apie sukūrimą ir kaip buvo sukurti. Tai va, 2 puslapis.
Ir pradėkime nuo to. Virškinimo sistema, visi puikiai žinom. Kas? Maistas prasideda burnoje. Yra ryklė, liežuvis, paskui stemplė keliauja į skrandį. Iš skrandžio keliauja į plonasias žarnas, paskui į storasias žarnas ir tenais pašalina. Ir reikėtų suvokti tai, kad maistas pradedamas virškinti jau burnoje. Nes grubiai, galim sakyti, kiek mes seilių skyrėme, kiek kartų sukramtėme, tiek skrandyje atsirado atitinkamų cheminių medžiagų, kurios tą maistą suvirškis. Jeigu mes jį greit sukramtėm, čia iš čia signalas nenuėjo į čia, čionais niekas neparuošta. Tai va. Ir šiaip sako, krimtyti reikia ant kiekvieno danties. Vat atsikandau obuolį, kiek turiu dantų, tiek kartų sukramčiau. Ir kartu su seilėmis aš jį suvalgau. Tai čia labai va tokia pagrindinė taisyklė ir tada mes ką nepersivalgome ir turim pakankamai suvirškintą maistą. Reikia suvokti dar tai, kad maistas yra virškinamas molekulinėme lygyje. Ne ten porcijomis, ne gražių išvaizdų, o cheminiai elementai grinai. Tas skaidosi. Ar girdėjo tokį terminą autolizė? Buvo padarytas eksperimentas paimti skrandžio sultis ir į vieną įdėta varlė, o į kitą įdėta virta varlė. Ir praėjus 3 valandom, ten kur buvo natūrali šita žalia varlė, tai jinai buvo visiškai suvirškinta ir įskaidyta, o kur buvo virta, jinai buvo tik tai apdorota. Tai va čia jums patiems, kaip sakau, niekom netikėkite, žinot naują žodį autolizė, dabar žinot, tikrinat, googlinat ir sakot, ką čia aš kalbu per nesąmonės. Tai yra atlikti cheminiai elementai. Ir labai svarbu suvokti, vėlgi, kraujo sudėtį. Aš tai labai paprastai pasakoju sekančiai, kad tai yra begalė sudėtinių dalelių, tai yra 3 pagrindinės funkcijos, ne? Tai vieni atlieka transporto įmonės darbą, tai perneša deguonį, maistingas medžiagas, ne? Kiti atlieka policijos darbą, pasienio, policijos, karinės struktūros darbą, ne? Ir kiti atlieka statybinį darbą, statybinė kompanija. Ir priklausomai kaip jie ten moksliškais terminais vadinasi, visi atlieka savo funkcijas. Ir trūkstant vienų ar kitokių kraujo kūnelių, pas mus tada prasideda visokie negerumai. Ir vat po truputį mes prieisime prie šitų. Pradžiai mitai apie vegetarizmą. Pirmas mitas tai, kad žmogus yra plėšrūnas. Va čia tokia labai gera akivaizdi skaidrė parinkta, kaip mūsų sukandimas, visa kita yra pritaikyti, valgyti. Turbūt reikėtų galvoti ir kam mūsų ranka yra pritaikyta. Kad nusimti, nuskinti kažką tai nuo medžio ar išsikasti kokį šakniavaisį ir pasiimti, įsidėti burną. Mes neturim pritaikytų nei sukandimo, kad galima būtų atplėšti, nei nieko. Mūsų dantis pritaikyti, kad maistą tarpusavį suminkštinti. Atsikandom obuolį, kramtom, su seilėmis suvirškinom ir važiuojam tolyn. Dar vienas mitas, kad tik tai mėsoje yra reikalingos visos žmogui amino rūgštys. Taip, tai yra tiesa, kad mėsa turi tik tai 24 visas amino rūgštys, bet čia reikėtų vėlgi suprasti, niekas netrukdo mums valgyti skirtingus kitus produktus. Paėmiau obuolį, paėmiau pomidorą, paėmiau agurką ir susiformavo man komplektas visas amino rūgščių. Man nereikia gauti, kad tos amino rūgštys būtų viename produkte. Aišku, čia ne.
Vitaminas B12 yra tik tai gyvulinės kilmės produktas. Girdėjot šitą, ne, kasdinimą, iš kur tu gauni B12 ir taip toliau. Yra kita teorija tokia, kad B12 organizme gamina tam tikros bakterijos, kurias mes privalome užsiauginti pas save. Nes keičiantis mitybos įpročiams, keičiasi pas mus visa mikroflora ir ten pasikeičia bakterijos, užsiauginame tokias bakterijas, kurios gamina tą B12. Ir jeigu jūs keičiate mitybos kažkokią tai būdus, tai pradėjus valgyti kitą maistą, tai manau, kad nekurį laiką, taip liaudiškai tariant, jūs badausite. Nes paprasčiausiai pas jūs nebus tų bakterijų, kurios gali suvirškinti kitokį maistą. Jeigu jūs visą laiką buvot pripratę prie virto maisto, kepto maisto ir dar kažkokio, tai pradėję valgyti žalią maistą, ten paprasčiausiai nėra bakterijų, kurios tas naudingas medžiagas jums padeda išsisavinti. Ir šiaip labai rekomenduoju pažiūrėti filmą Vanduo, jeigu matėte. Ir antras filmas yra Pelėsis. Tai va dar toksai įdomesnis ir rimtesnis. Vanduo tai yra lietuvių, o paskui ir Pelėsis. Tos pačios serijos, tas pats režisierius, tas pats balsas, taip gražiai kalba ir visą kitą. Tai po to filmo iš vis kažkaip kyla minčių, kad kas augina tą mūsų kūną, ar čia mes patys, ar čia iš tikrųjų kažkokie... Kitos bakterijos atsiranda savaime pradėjus valgyti kitą maistą, ar jas kažkaip specialiai ten reikia augintis? Jos atsiranda savaime pradėjus valgyti gyvą maistą. Vėlgi, tai turbūt klausimas būtų daktarams ir mokslininkams, bet aš manau, kad bet kokiu atveju tas procesas yra pakankamai ištęstas laike. Pakankamai ištęstas laike ir jeigu mes norim kažką tai daryti, nuo ko prasideda? Nuo valymo. Pradžiai mes pabadaujam, tą kažkiek tai išsivalom ir tada keičiame mitybą. Ir keičiame mitybą vėlgi mažais žingsneliais. Paskui mes prie to prieisime čia. Aš manau, 0,5 metų. Mano tokia patirtis ir visą kitą. Ir dar vienas mitas, kad mėsoje yra jėgų, energijos ir ištvermės. Nors mes visi patys savo galim prisipažinti, kad pavalgę sočiai mus aptingsta. Mums reikalinga energija, kad suvirškinti tą maistą. Mitas dar vienas yra toksai, kad vaisiai pilni nitratų ir GMO. Tačiau, vėlgi reikia, kaip aš sakau, galvoti savo galvą. Jeigu mes paimtume tas normas, kurios yra skirtos gyvuliams ir gyvulių pašarams, tai jos yra 20-30 kartų didesnės. Ir visi tie augimo hormonai, visi tie antibiotikai, kurie duodami tenais, jie nusėda raumenyse ir visa kita lieka mėsoje. O dar viena teorija teigia, kad jeigu tu turi pakankamai sveikai funkcionuojantį organizmą, tai nitratai iš tavęs pašalinami daug greičiau. Vegetarai nemoka džiaugtis gyvenimu. Ypač dabar pas mus tokia tema, kad mano nuomonė, kad bet kurį žmogų, jeigu jis yra kažkokioje tai bendruomenėje, užspaudė į kampą, tai jis elgiasi priešiškai. Ir iš savęs paduoda visą pyktį, koks gali būti. Bet užtenka žmonėms susitikti draugiškoje draugijoje ir jie visai kitokie atsiskleidžia. Tai čia nebūtinai nuo vegetaro priklauso, o dar vienas turbūt priklauso, girdėjau tokią mintį, kad turbūt priklauso nuo smegenų kiekio galvoje. Kad jeigu tu buvai mėsėdis, tai tapęs vegetaru, ten pas tave nieko nepadaugėjo. Priežasties pasekmės dėsnis, karma ir reinkarnacija. Ir daugelis žmonių gyvenime turbūt ateina prie tam tikrų mitybos pakitimų per suvokimą. Nežinau, bent jau mano patirtyje tai nebuvo tokio gilaus suvokimo, kad užsiauginti savo kūną ar masę, nežudant kažko kito, jo nebuvo. Paprasčiausiai pradėjau domėtis, taip trubiai, sveikata, sveikų gyvenimo būdų. Ir tu taip supranti, ir čia apgavo, ir čia apgavo, ir čia apgavo, ir čia apgavo. Ir tik tai po keletą metų, gal net po 3 ar po 5, atsirado gailestis. Tas ne gailestis, gal suvokimas. Ir tas suvokimas yra toksai, kad, aš šiame pasaulyje galiu egzistuoti
patenkinti savo poreikius, ten vandens, valgymo, visą kitą, nežudydamas kažko tai kito. Ir bet vėlgi, kuo toliau, tai yra tai, kad, šiai dienai, jeigu dingo baimė, taip aš galėčiau pasakyti, nežinau, tai vėlgi mano patirtis ar konstatuoti tai, nes ta baimė, kurį jaučia gyvulys nužudomas, pastoviai tu gyvenai tame. Toks pergyvenimas dėl rytojaus, ten, sakykime, tuo metu buvau versle, ten, jeigu tas nepasiseks, jeigu klientas nemokės, jeigu tas nebus, jeigu ten tas to nepadarys, tas, tu visą laiką tokiam strese ir tokiame baime. Kai pakeitė mitybos grandinę, tai ta baimė dingo. Kad ir kas be nutiks, tai bus geriausia, kas man galėjo atsitikti. Ir tada taip ramu, tyra, plaukia ir visa kita. Vėlgi, čiagi mano patirtis, nežinau kaip kita. Ir toliau, kaip mes valgome. Mes valgymo įpročius pavertėme kažkuo tai daugiau negu energijos pasiėmimų savo. Telefoną reikia, įkrojam rozetę, jis pasiėmė, ne? Mes tam momentui, kai telefoną įkraunam į rozetę, neparengiam kažkokio stalo, nepareišim kažkokio naujo pakrovėjo, ten kažkaip neapipavadinam, žvakių nepastatom, nesurinkam kitų telefonų į vieną vietą, kad jie kartu pasikrautų. Mes valgymo tą kultą padarėme kažkokį tai ypatingų. Ir tokiu būdu susirenka žmonės ir kaip nepaslaptis, tai baigėsi ir alkoholio vartojimu. Pagrindinis maistas tas. Ir jeigu mes pradedame keisti mitybą, tai mes puikiai tada pradedam jausti visokius skonius. Realiai, jeigu jis padavimas, tai aš manau vėlgi vienas iš būdų, kaip pajausti tikrus skonius. Nes kol mes esame užsiteršę ir mes nepradėsime valytis, mes tų skonių nepajausime. Ir jeigu teko badauti dieną kitą, tai paskui atsikandi tą obuolį ar kitokį vaisių, tu visiškai jauti jo kitokį skonį. Ir tu jį suvalgai vieną ir esi sotus. O iki to laiko galėjai ten kimšti 1, 2, 3, 4, 5 ir vis nejauti to. Dar vienas labai toks geras patarimas, bent jau man tai veikia, vėlgi keičiantis mitybos grandinę, tai tokia paprasta liaudiška priemonė. Norisi, nežinai ko. Dažniausiai norisi kažkokio tai skonio, dažniausiai tas skonis smegenys tau jį suformuluoja su negerais dalykais. Pavyzdžiui, vasarą suformuluoja su alum ar dar ten kažko, tai kad tu nori ir nežinai ko nori. Tai vakare geriant pelūno arbatą, tas praeina. 3 dienas pageri ir visiškai tau išsivalo ten būt. Ir grįžkim. Be skipų, jeigu turim saldų skonį, rūgštų skonį, kuriuos visus reikėtų pradėti jausti ir taip save pamalodinti. Nes pirma taisyklė, kai žmogus pradeda keisti mitybą, jis neturi informacijos sūraus skonio. Kartus. Persimonas, kai būna nesunokęs, būna susitraukiantis burnos tas skonis. Aštrus. Ir mes turim puikų šiai dienai išvystytą judėjimą vieną, kurie rekomenduoja visai kitokį požiūrį, visai kitokią mitybą. Ir vėlgi mane kartais stebina žmonės, kurie save vadinantis jau vegetarais, atsisakė mėsos ir, sakykime, tokiam gyvenime etape, kad jeigu žmogus jau vieną kartą suprato, kad jau jį kažkur tai kažkas apgavo, kad nuo šiol jis to nevartos ir visa kita ir taip geriau, ir kaip tu tokiam žmogui pasakai, kad tu pagalvok ir apie pieno produktus, tai stojasi piestu, kad negali būti. Ir tada užduodi paprastą klausimą. Jeigu jau vieną kartą apgavo su mėsyte, tai kodėl negali apgauti ir su pienu, žinai. Bet vieną kartą atradus kažkokią tiesą, dar kartą atrasti kažkokią tiesą, žmogui yra labai sunku. O apie pieną truputį vėliau. Ir dar vienas dalykas tai, kad šiuolaikinis žmogus nejaučia, kas yra alkis ir kas yra apetitas. Taip realiai mes visi šiai dienai valgome, stimuliuojame apetito. O tikrą alkio skonį turbūt mes ne vienas dar nesame ragavę,
Skaičiau kažkur literatūroje, kad jis tai susiformuoja po 40 dienų badavimo. Tai turbūt... Visiškai? Ne, turbūt 40 dienų sauso visiškai neišeis. Bet ta prasme, kad reikėtų suvokti, kas tai yra. Ir jeigu kam teko badauti, aš turiu nedidelę praktiką, 5 dienas, tai valgyti tikrai nesinori. Po 5 dienų badavimo valgyti nesinori judai. Tu esi priverstas sąmoningai pradėti vartoti kažkokius tai produktus. Atsiranda energijos visų, kažkaip esi toks jausmas aukščiau, liktai nuo žemės pakilęs labiau ir vėl, kad sugrįžti į tą realybę, į sociumą, tu turi vėlgi pradėti vartoti kažkokį tai maistą. Ir grįžkime prie to, kad kad mes iš tikrųjų neturime arba nenorime turėti ir vėlgi šiuolaikinės informacijos priemonės nelabai tai skleidžia, kad pasaulyje yra puikiai buvo daug žmonių propaguojantis vegetarinę mitybą. Jų begalė. Pradėkime nuo to, kad buvo Pitagoras. Mokykloje visi mokėmės. Platonas. Plutarchas. Leonardas da Vinčis. Džordanas Bernardas Šou. Tomas Edisonas, kurio pagrindinė mintis skamba taip, kad ateities gydytojai savo pacientams neišrašinės receptų, o sudomins jos tinkamą mitybą. Kad ne ligas reikia gydyti, o turėti tam tikrą prevenciją, kad jos neatsirastų. Mahatma Gandis, Nikolajus Tesla, Levas Tolstojus. Ir šito klubo lankytojams turbūt irgi labai aktualu. Aleksejus Vojevoda, 2 kartus olimpinis čempionas, bobslėjininkas. Virš 100 kg sveriantis vaikinas. Pilna internete jo istorijų, pasakojim visą kitą, kaip jisai pakeitęs mitybos grandinę, 70% jo maisto yra žaliavalgystė, jisai sugebėjo pasiekti tokių sportinių rezultatų. Ir ten rašo, kad jeigu jo anksčiau prisėdimai su štanga buvo 20 kartų, tai pakeitęs mitybą jis tą galėjo padaryti 80. Ir kažkas dar. Ir Romanas Milovanas, o čia blogeris, fitness treneris šiai dienai, vaikinas labai daug duoda paskaitų ir visą kitą įrodinėja, kad vien valgant žalią maistą yra įmanoma užsiauginti raumenis ir sveiką gyvenimo būdą. Ir daug krūva kitų sportininkų. Beje, Michaelas Tysonas, jeigu girdėjote internete, irgi perėjo prie vegetarizmo. Čia surinkau iš interneto, ką buvo įmanoma surinkti. Ir mokslininkai, akademikai. Akademikas Pavlo Ivan Petrovičius, akademikas Michailas Ugliovas, profesorius Arnoldas Ernestas, Galina Sergejeva Šatalova, kuri ten, man atrodo, 80 metų nubėgo 20 km maratoną. Konanas Kembelas ir Polas Bregas. Turbūt girdėjo šitos pavardės? Ne? Polas Bregas, tai yra knygų išleista lietuvių kalboje, mirė 95 metų ant banglentės, padarius skrodimą, jo kraujagyslės buvo kaip kūdikio. Yra lietuvių knyga labai daug apie vandenį, apie badavimą ir apie mitybą, o Konanas Kembelas, tai man asmeniškai padėjo tašką atsisakyti pieno produktų. Jo išleista knyga Didysis kiniečių tyrimas, kuriame aprašoma 18 metų jo darbo Amerikoje ir 25 metai darbo Kinijoje, grinai mokslinio darbo, kaip augalinės kilmės produktai, pagrindė ten pienas ir mėsa, įtakoja žmogaus sveikatą. Tai reziumuoja knygą, tai skatina vėžinių ląstelių susidarymą. 50 metų tyrimas, paimat knygą ir skaitot. Beje, Konanas Kembelas buvo Lietuvoje su Anne Wigmore fondu atvažiavęs. Nors knyga labai neįdomiai parašyta, kaip ir visų amerikiečiai, labai taip skaitai ir taip nuobodu, grinai nuobodu. Toks tyrimas taip pat likta, tiek žmonių buvo tirta, rezultatai tokie, tas tokie, tas tokie, tas tokie. Aš įveikiau pusę ir man to užteko, žinokit. Nes iki to laiko pieną labai mėgau ir nesuvokiau, kaip tą galim daryti.
bet, nu, reikia domėtis. Reikia suvokti tai, kad šiai dienai žmogus yra, kaip aš vadinu, tas informacijos indas, jūs esate šiai dienai tas, kokią informaciją jūs į save susidėjote. Maistas tai irgi tam tikra informacija, tik tai, kad kitam pavidale. Ir jeigu aš noriu būti kitoks, tai reiškia, aš turiu į save dėti kitokią informaciją. Aš turiu kitokias knygas skaityti, kitokius filmus žiūrėti, kitokį maistą valgyti, su kitokiais draugais bendrauti. Ir tada aš būsiu kitoks. Bet jeigu aš noriu būti toks pat ir mane viskas tenkina, tai aš ten galiu pasilikti. Ir pats pirmas žingsnis tai yra informacijos susipilimas į save. Ir šiai dienai internete pilna filmų, kur vaikai vegetarai, kur vegetarijos tėvai susilaukia vaikų, kurie gyvenime neragavę mėsos skonio. Bei vat Andrėjaus vieną pasakojimą girdžiu, toks man labai užstrigo. Gimė siela, nusileido į tą žmogaus kūną. O vaikas pradėjo tėvai maitinti, sako, kuom čia mane šeria. Jie to dar ir mėsą pradėjo maitinti, to ir pats kiaulio pavirsiu, rugsėt pradėsiu. Tai va, taip, kad visiems reikia susigalvoti. Ir va, svarbiausia, perėjimas prie augalinės mitybos. Tai pats pirmas punktas tai yra savišvieta. Jogoje yra svadhyaja. Viena iš nijamų tai yra savarankiška savišvieta. Kad tai, kokią informaciją aš į save dedu, toks aš ir esu. Nu ir ta savišvieta gali būti vėlgi įvairi. Knygos, internetas, paskaitos, filmai, dalinamasi su draugais. Ir tik tai po to aš jau darausi kažkokį tai sąrašą produktų, ką šiandien pirksiu, ko nepirksiu. Specialiai, ne? Paskui domiuosi receptų. Ir vėlgi labai svarbu fizinis aktyvumas. Kad keičiantis mitybai, tai turi būti būtina priemonė fizinis aktyvumas. Nes be jo, niekaip. Vėlgi kvėpavimo praktikas. Lankysite jogą, mes jums parodysime pranajamų keletą. Ir grūdinimasis. Kad šaltas karšto vandens dušas, jeigu jūs tai galite sau leisti, tai yra vėlgi tam stimulas. Ir čia nėra dar turbūt badavimas. Vėlgi badavimas, tai vėlgi daugelis žaliavalgių šiai dienai, ir kurie ten veganai, sportininkai, badavimą rekomenduoja kaip vieną iš būdų auginti raumenų masę. Kaip, viena iš technikų, kad pastoviai tu turi atlikinėti tą techniką, norintis užsiauginti gražius tvirtus raumenis. Ir dar kas labai svarbu, tai valymo technikos. Jogoje tai šatkarmas. Visos valymo technikos, kurios pradedant akių, nosies, žarnyno valymos, visos jos yra. Čia gal turbūt atskirą paskaitą bus galima sudėlioti apie šatkarmas, kad žinoti, kaip save po truputį valyti. Ir tai atlikti nuolat. O šiandienai ką mes turime? Kad ligos tai yra šiuolaikinis mūsų civilizacijos palydovas. Jeigu prieš 20 metų, bent jau mano rajone, buvo viena vaistinė, ne? Tai šiai dienai tų vaistinių gal 5, vaistų padidėjo, ligų padidėjo gal tik kažkiek. Tai reikėtų suvokti, kad šiai dienai, kaip čia pasakyti, viskas pastatyta truputį kitaip, ant vartojimo, ant pinigų darymo. Sveikata tai irgi jūsų pelningiausias verslas. Turėti ligonį ir visą gyvenimą, ir kad jis nenumirtų iš karto, tai yra idealus klientas. Tai ir mus taip reikėtų, taip mus bando. Ir sveiko maitinimosi taisyklės. Visų pirma, niekad nereikia nieko daryti drastiškai, bet, vėlgi aš sakau, pradėti nuo savišvietos. Savišvieta tai ir tada atsiranda. Pradžiai druska, paskui cukrus, paskui greitas maistas, paskui miltai, paskui mielės. Kiekvienam tam reikėtų paskirti bent jau po keletą straipsnių, išsiaiškinti, kas tai yra. Aš tai visą laiką aiškinuosi tokiais klausimais. O kaip buvo anksčiau? Cukrus, sakykime. Nesvarbu, mielės, cukrus, dar kažką. Prieš 100 metų, koks buvo cukrus? Ką jį vartojo? Kodėl vartojo? Nebuvo jo. Nebuvo to runkelio cukraus, buvo medus, to pilnai užteko. Mielių fabrikus iš vis čia nesenai pastatė. Jeigu taip domėtis, dar giliau atsukus, tai dar ten toliau. Pieną vartojo.
Taip, vartoja. Tikrai vartoja ir yra tautos, kurios tikrai vartoja ir... Gal tas pienas, žinot, kur taip nuo karvės paimtas, o kur tau iš kartų. Gerai, apie pieną. Trumpai apie pieną, ne, jeigu jau užtrukdėm ir limpa. Pirma, man kas sugrojo, nei vienas žinduolis ar gyvūnas nevartoja pieno visą savo gyvenimo laikotarpį. Nu, nėra tokio žemėje gyvūno, kur visą savo gyvenimo laikotarpį. Yra pienas tik tai jo augimo laikotarpį. Vat kol jisai užsiaugina tam tikrą savo raumenų masę, savo visą, ir nustoja vartoti. Tai vienas žingsnis. Antras žingsnis, nei vienas žinduolis nevartoja kito žinduolio pieno. Čia mums labai sunku suvokti. Ir trečias žingsnis, kurį vėlgi reikėtų labai suvokti, kad pieno pramonė tai yra neatskiriama dalis mėsos pramonės. Šitą reikėtų suvokti. Ir jeigu mes matom Indijoje ajurvedą, pieną, gy, sviestą ir taip toliau, tai lygiai taip pat mes atsiverčiam statistikos departamentą ir pasižiūrim, kad Indija yra viena iš didžiausių jautienos eksportuotojų. Ir koks tos karvės gyvenimas. Jeigu karvė gimė buliukas, tai jį paaugina ir nužudo. Jeigu gimė mergaitė, tai ją visą gyvenimą prievartauja ir visieną paskui nužudo mėsai. Tai yra ta pati pramonė. Ir vėlgi reikėtų suvokti pačiam, ar aš esu tos pramonės dalyvis ar ne. Ir iš to seka labai daug šitų. Kad žmogus įsisavintų pieną, jisai paima kalcį iš kaulų. Kalcį ir dar vieną audinį. Ir visos osteoporozės, ten senatviniai tie, mūsų smegenys paprasčiausiai užkalkėja ten paskui nuo jo. Ir pažiūrėkit kaime, kaip močiutės vaikšto susilenkusios. O dabar kas liečia, senovė vartoja, ne? Tai aš tada pasakyčiau dar biškį, dar giliau į senovę. Prieš 13 000 metų atgal, kaip įvyko, trumpai tariant, kad čia nesigilinti, ledynmetis, atšalimas. Ten viena istorija nupasakoja, kad Fata Mėnulis nukrito į žemę, bet čia ne apie tai. Vienu žodžiu, įvyko atšalimas, ne? Ir visi mikroflora, fauna žuvo, ne? Tai ką buvo padaryta? Tada žiniai leido, privertė žmonėm vartoti mėsą ir pieno produktus vien tam, kad jie išgyventų kaip rūšis. Ir automatiškai kas atsitiko? Gyvenimo trukmė sumažėjo. Paimkite Bibliją ir paskaitykite, po kiek metų žmonės gyveno. Po 900, 800, paskui ten po 400 metų, paskui ten 120 genetinį modifikaciją padarė. Čia mes toliau kastom. Bet reikėtų suvokti, kad tai yra priverstos gyvenimo būdas, sąlygos. Vien tam, kad tauta išliktų, taip aš turiu taip daryti. Bet jeigu yra, jeigu kas liečia mane, jeigu bus tokios atvejai ekstremalūs, ten karas ar dar kažkas, tai vien, kad išsaugot savo gyvastį, taip aš valgysiu beleką, vien kad būtų. Nesvarbu, ar tai bus mėsa, ar tai pienas, vien tam, kad išgyventi, išsaugot šeimą, ten apginti ir taip toliau. Bet jeigu yra galimybė rinktis, ir tada tu pradedi savišvietą domėtis. Ką aš turėčiau pasirinkti ir kodėl. Ir tada renkies. Kiekvieną kartą mums duoda rinktis. Ir vengti nužudyto maisto. Šiaip tai girdėjot, Amerikoje buvo istorija, tenais krūva. Nuvedė vienas mokytojas vaikus į skirdyklą ir kas? Ir visi vaikai atsisakė valgyti. Bet realiai. Jeigu sveiką žmogų nuvesti į skirdyklą, jūs patys, jeigu įrat, pasidovanokit savo ekskursiją. Ir paskui, taip, įsivaizduokite, ne? Aišku, šiuolaikiniai žmonės ten, kaip aš sakau, biškai perženkė lazdą, dėdami į internetą, ten vaizdo, video ir visą kitą, bet jie tokiu būdu stengiasi iššaukti jūsų pyktį ir negatyvų požiūrį, bent vien tai, kad pradėti galvoti. Bet yra paprastai, aš galvoju, geriausias būdas tai galvoti istoriškai, kaip anksčiau buvo, kada tai atsirado ir kokia pramonė tai šiandien, kas už tai gauna pinigus. Tokius 3 dalykus sudėti ir į vieną grandinę. Veskite blaivų gyvenimo būdą. Čia turbūt visiems aišku, ar ne?
9 klasės, neaišku. Jeigu, kaip sakyt, pravaikščio 9 klasės biologijos pamoką, tai papasakosiu. 9 klasės biologijos pamoka. Mokytoja paima stiklinę vandens ir įlašina kelis lašelius kraujo. Kas atsitinka su vandeniu? Vanduo parausta. Mokytoja paima stiklinę degtinės ir įlašina kelis lašelius kraujo. Kas atsitinka? Sušoka į trombus. Būtent netenka elektrocitų, visą kitą. Guzulai pasidaro, vienu žodžiu. Dabar kokia mūsų kraujakas vyksta, kai žmogus išgeria nuodų. Kokia mūsų kraujagyslės storė, bet patrina akį, pamatot, kokio plonumo kraujagyslė, ne? Čia smegenyse, kad veiktų tos smegenėlės, mūsų reikalingas kraujas, deguonis, vyksta neuronų reakcijos, elektros impulsai. Bumt, 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 milijardais ten tiek. Dabar trombas užkimšo, pumt, neuronų reakcija neįvyko, ląstelė žuvo. Kas atsitinka su žmogum? Nu, pažeidžiama šita smegenų dalis, pinasi liežuvis. Ne? Išgeriam daugiau nuodų, pažeidžiama šita smegenų dalis, sutrinka judesys. Koordinacija, ne? Motorika, visa kita. Nu, dar nuodų išgeriam, dar nuodų ir žmogus po truputį virsta gyvuliu, ne? Ir kodėl ryte skauda galvą? Nu, įsivaizduokit, mes turim tokį super duper nenužudomą kompiuterį, kad ir ką mes darome, jisai visieną prisitaiko išgyventi. Visą vandenį, kuris yra organizme, pompuoja į smegenis, ten yra žvėriškas spaudimas ir mirusios ląsteles išplauna šlapimo takų pagalba. Įsivaizduokit. Ir dabar visi šitą žino. 9 klasės biologijos pamoka, tačiau visi po truputį savęs saikingai nuodė. Ir ta teorija vadinasi saikingo gerimo teorija, ne? O kodėl taip yra? Todėl, kad mūsų smegenis, labai paprasta, kaip ir kompiuterį galim užprogramuoti. Kompiuteris 2+2 jis nerašys, jeigu nėra programos, ne? Tuščia, ne? Kad ir koks ten būtų geras. Tai lygiai tą pačią programą galim įdėti į mūsų smegenis. Tas liečia bet kurią žmogaus gyvenimo etapą, socialinę normą, mes programuojame. Nuo vaikystės. Tėvai, darželis, mokykla, socialinė. Ir kaip užprogramuoti, kad žmogus po truputį save nuodytų. Nu, nereikia, kad jis iš karto nuodė ir numiršta. Nereikia, kad visą gyvenimą neštai. 3 etapai. Labai paprasti. Aš tai vadinu taip. Jeigu žmogui, sakykime, duoti pasirinkti tarp tiesos ir melo, ką žmogus pasirinktų? Nu, ne vienas nenori būti apgautas, ne? Nu, kvailinamas. Ką padaryti, kad žmogus pasirinktų melą? Tai pirmas etapas. Apie tiesą nekalbėti. Jos nėra. Antras etapas. Melui pakeisti pavadinimą. Čia yra gražus nesusipratimumas, kažkoks tai gražus jau. Ir, kadangi mes esam protingi, žmogui reikia duoti rinktis. Jam reikia sugalvoti melą pirmą ir melą antrą. Suprantu, 3 etapai, ne? Paprasta. Kaip liečia mūsų alkoholį? Blaivus gyvenimo būdas, nuodai. Apie blaivų gyvenimo būdą nieks nešneka. Nėra, dinozaurai mirė, nėra tokių žmonių. Baikit, ką jūs čia jokius mėgstat. Jau negeri, nes jau turbūt kepenų nėra, žinai. Toks požiūris į tos žmonės, kurie sąmonės sakė. Dabar žodį nuodai mes pakeičiame, o čia iš vis labai įdomus variantas. Įsivaizduojate? Aš tai pavadinau N18. Jums sukūrė pasaką, kad tą naktį, kai jums sukanka 18 metų, ateina dėdė su burtų lazdele ir tas nuodų butelis tampa nebe nuodais. Ir jūs tikit, ir jūs laukia to momento. Kai sulaukia to momento, tai tada jums reikia duoti rinktis. Pirmas pasirinkimas, melas pirmas koksai. Jeigu tu vartosi nesaikingai, tai gyvensi kaip tas dėdė prie konteinerių ir tavo gyvenimas bus nenusisekęs. Ir antras melas koksai? Tu gali save nuodyti savaitgaliais, švenčių dienomis per savo gimtadienį ir naujus metus ger šampaną. Ir ką jūs pasirenkat? Kad ir ką jūs pasirinktumėt, jūs visieną būsite čia. Paprasta. Bet tai nėra taip labai paprasta. Mes... Visa informacija tai būtent tokia ir yra, iš vis, Tai aš ką noriu pasakyti, reikia suvokti tai, kad aš manau, kiekvieno žmogaus gyvenimas yra atsekti, kas yra čia ir rinktis iš tikrųjų dalykų. Kiekvieną lūkštą vis vynioti, nesvarbu, ar tai alkoholis, maistas, ten dar kažkokios pažiūros, religija, politika. Visą laiką reikia atrasti tikrus dalykus. Ir ypač
nu, bent jau mano suvokimu, alkoholis tai yra pirmas laiptelis į žmogaus savišvietą, bet yra pats sunkiausias, nes, nu, jūs įsivaizduokite, tai visi draugai jūsų, visos šventės, visas jūsų socialinis gyvenimas yra pastatytas ant to vartojimo. Ir paprasčiausia, nu, tai nėra siūlymas žmogui atsisakyti 100 gramų nuodų. Tai yra siūlymas sulaužyti savo gyvenimą į šipulius ir pastatyti naują iš karto. Tai yra be galo sunku. Tai laiko. Sunku. Po to visi pripranta, viskas nauja. Nežinau, man tai, mano atveju tai profesoriaus Ždanovo paskaitos apie regėjimą padėjo. Ir nors paskaita apie regėjimą, o praėjo 2 mėnesiai ir buvo kaip tik, kaip dabar prisimenu, paskaita buvo rugpjūčio mėnesį, o lapkričio 1, kadangi buvo šventės, visa kita, sėdėdamas prie giminės stalo, aš pasiėmiau stikliuką, geriu ir suvokiu, kad tai yra, bet realiai atėjo suvokimas, kad tai yra paskutinis mano gyvenime. Pat iš nieko, reikėjo praeiti ten 3 mėnesiam, ta informacija susigulėjo, susivirškino, tu pradėjai per tą laiką kažką domėtis kitaip, kaip dirba tavo kepenys, inkstai, visa kita, regėjimo sistema, dar kažką ir palauk, tai aš tai arbatą galiu gerti. Aš galiu būti linksmas, tokius pačius istorijas pasakoti. Dar smagiau būtų klausytis bijo. Tai kaip pavadinti tą situaciją? Jeigu, pavyzdžiui, yra ratelis žmonių, 9 žmonės geria, 1 negeria. Ir tas vienas, kuris negeria, vis tiek darosi girtas. Toks kaip apsvaigęs. Jo. Ir raudonis mūšo, kaip atrodo būtum išgėręs. nežinau, skambės gal drastiškai, bet patarimas toksai, apsukite save žmonėm tokiais, kurie yra jūsų bendraminčiai ir padės jums kilti. Ne, aš darbo neišeisi ir yra. Taip, taip, nes Ar čia yra subnacijos Nu, jūsų karma tokia gal, jūsų karma pateikti kažkokias tai situacijas, pavyzdžius, medicininės išvadas, knygas, kad pradėtų mąstyti. Pradėtų mąstyti. Gerai, tai grįžkime prie maisto. Dar vienas patarimas, tai yra saikingai mėgautis maistu. Žinot patyrimą, ne? Virki ir valgai. Ne, paprastas dalykas, tai visų pirmas, tai įsidėt mažesnę porciją, maždaug kaip kumštis, ne? Antras dalykas, kiek ilgiau, pradžioje, aišku, 20 minučių prieš tai išgert vandens. Ir dar vienas, tai kiek ilgiau užtęsti tą procesą. Realiai sotumo jausmas ateina po 20 minučių. Ištemkite tas 20 minučių ir to tikrai nebus. Sotumas yra viena, bet yra skanumas. Sotumas aš soti, bet tai skanu. Pelūno arbata, žinokit, numuša visus tuos neįgiamus. O kada jie gerti reikia? Rytais, vakarais? Vakarais prieš miegą. Labai. Jie rekomenduoja skalauti būtiną prieš maistą, prieš valgį. Labai. Taip išgeria ir sutraukia viską, ką gali sutraukti. Nuo čia iki... Jeigu nežiūrėsi televizorius, nežiūrėsi telefono, kai valgot, jau bus labai didelis pasiekimas čia ir faktas. O dar saldumynų noras didžiulis. Pradėkite galvoti truputį kitaip. Man tas padėjo. Yra, žinot, kad, nežinau, ar žiogas, ar kažkoks tas, kad į jį įkrenta bacila ir jisai laimingas euforijoje straksi čik į vandenį, nes tai bacilai reikia kirminų išgyventi vandens ir nusiskandina. Ir tada tas kirminas pradeda daugintis ir išlenda. Ir ten paskui tas drugelis gimsta, ne? Realiai gamtoje situacija. Tai pradėkite galvoti, ar tai norite jūs, ar ta mikroflora, kuri gyvena pas jumis viduje. Nes jūs auginate 2 rūšių mikroflorą. Viena, kuri maitinasi gyvų maistu,
ir kita, kuri maitinasi negyvų maistu. Tai yra apdirbtų, ne? Ir jeigu jūs pavalgėte gyvą maistą, pamaitinote vieną mikroflorą, tai ta, kuri nepavalgė, siunčia jums tokį patį alkio signalą į smegenis. Smegenis neatskiria. Ir vat grinai jūsų protas turi suvokti, ką aš suvalgiau ir ko nesuvalgiau. Atrodo, valgai, kad ir sveika, tokį salotų bliūdą vis vieną dar. Va, nori. Galbūt laiko tarpas yra nedidelis. Mes dirbantys žmonės. Pietų pertrauka pas mus yra 40 minučių. Oi, tai... Kol nubėgi namo, kol atbėgi jau laikas, o po to greitai, ir kad jau tvirtintų. Dar toks yra toksai kolektyvinis programavimas ir modeliavimas. Ir jeigu sėdit ofise, darbe, ir vienas žmogus pasiunčia mintį, noriu valgyti to saldaus. Girdėjote apie Gregorą, ne? Sukuria. Tas, kuris jau, gal aš irgi noriu, kitas, o trečias jau viskas, negaliu, noriu. Vat reikėtų labai atsargiai save valdyti, mokėti, apsisaugoti. Visas mano kabinetas labai mėgsta saldamynus, nes mano tas signalas toks. Taip, jūs. Nežinau, yra energetinės praktikos apsisaugoti, vėlgi čia kitos paskaitos tema, bet reikėtų tom pradėti domėtis, kaip save apsaugoti. Vat jeigu jūs aš save įsivaizduoju kaip kažkokį energetinį kupolą, ne? Tai paprasčiausia, kodėl žmonės žegnojasi eidami į bažnyčią. Kryžius tai yra apsauga. Aš save, galiu, aš su nosim apsibrėžiu, kryžiuką, čin. Ir jau tos mintis, niekom netikėk, aš sakiau. Bet čia kaip kam, čia panaši filosofija, kaip lengvas būdas mesti rūkyti ir yra panašiai ir apie... Lengvas būdas mesti rūkyti, tai tas pats va. Tai lygiai tas pats, reikia taip. Tai aš tai galvoju taip, kad jūs žiūrėkite kitaip. Nežiūrėkite tai labai rimtai. Tai yra treniruoklis, kuris iš jūsų, pavadinkim, žmogaus beždžionės darė žmogų dievą. Ir dabar tie visi etapai, alkoholis, rūkymas, pyragaičiai, visa kita, tai yra mažo žaidimo taisyklės. Ir jūs mėgaukitės jais. Ir negriaužkite save, jeigu vienąsyk suklydote. Jeigu suklydot, pamiršote ir galvojate, aha, gerai, kitą kartą už tas nepraeis. Ir viskas. Tai kad čia Galite save pastebėti, pavyzdžiui, jūs valgote saldamynus. Bent jau pastebėti jo, tai yra... Jūs pamatysite, kad kol jūs pietaujate ir pavalgėte, jūsų protas veikia, jūs esate pakankamai veikli. Mažas tortas per pietus 100%. Ir kvailina jūs, ir jūs viskas. Efektyvumas darbo sumažėja kartais. Cukrus yra ryte kažkuria prasme efektyvus. Per pietus, cukrus irgi yra savotiškas narkotikas. Taip, narkotikas. Ne, šis priklausomas. Ne, tai... Priklausoma nuo kavos, nuo cigarečių, nuo alkoholio. Ne, nuo alkoholio nebuvo. Saikingai, kaip ir visi, ne? Liko priklausomybė dabar saldumynams. Tai žiūrėkit, kokį kelią jūs nuėjote? Aš iš tikrųjų labai... Kokį kelią jūs nuėjote? Dirbau su savim labai, bet va čia tai... Nežinau, pakeiskite bent jau džiovinti vaisiai. Aš pati auginu, pati džiovinu. Džiovinti vaisiai labai. Ir mano daržovės, mano meilė. Ir jeigu pieniški produktai, tai tik iš kaimo. Ir parduotuvę beveik nesinaudoju, išskyrus cukrus. Tai jūs pažiūrėkit, kokį kelią jau nuėjote. Tai pailsėkite dabar, Tai aš taip jau... Aš manau, ateis laikas, visų pirma, tai vėlgi grįžkim prie to, nuo informacijos, jūsų surinktos informacijos. Renkam informaciją, paskui save keičiam, paskui jau nėra galimybių taip elgtis. Visi keliai, visi aplinkui jau sako, kad visą kitą. Gerai. Dabar venkite labai karšto ir labai šalto maisto. Trumpai, ledai po maisto iš vis sutrumpina jūsų virškinimą iki 20 minučių. Jeigu pavalgėte kažką, paskui suvalgėt ledų, ką spėjo suvirškinti per 20 minučių, visą kitą paskui eina į šiukšliadėžę. Nieko jūs nepasisavinote. Ne, tai čia venkite. Šiaip tai jo, 40 laipsnių, aš tai taip įsivaizduoju, vilkas pagavo avelę, jis ten paskui nekuria laužo greitai, negalanda peilių šakučių ir nekepa jos. Jis jeigu valgo, tai jie valgo. Tai ir mums reikėtų išmokti valgyti pakankamai šaltą maistą
O jeigu tokiu laiku negalime, tai vėlgi yra daug tikrai būdų. Kaip 40 laipsnių temperatūroje tą maistą laikyti šiltą, brandinti ir visą kitą. Nu, apie kavą ir taip aišku, ne? Legalus narkotikas. Ne? Čia turbūt kalbėti nėra ką. Stengiamės maitinti visada šviežiu, neapdorotų termiškai maistu, o gerkite daug vandens. Nepadeda? Nesakau, tik tai nepavalgio. Nu, taisyklės tokios, 20 minučių prieš valgio, ten 2 ar 3 valandos po valgio ir, nežinau, pradėkite domėti Paulo Brėgo knygomis ir paskui atrasite tokį terminą kaip distiliuotas vanduo. Šiai dienai jums gal skamba labai drastiškai, bet pradėkite domėtis iš tikrųjų. Tada automatiškai, kas tai yra, kodėl tam to reikia ir tada kiekis vandens pasikeičia visiškai kitoks ir visą kitą. Distiliuotas, čia užvirintas ir ataušintas, ar ne? Ne, distiliuotas tai nežinau kaip jums, bet mes mokykloje paimdavom ledą, kaitindavom ir tie garai nukrisdavo. Tai yra pirmas valymo būdas. Anksčiau tai galim buvo sakyti lietaus vanduo. Anksčiau pardavinėdavo vaistinėse, dabar nežinau. Šiaip aišku, geriausia, jeigu nuspręsite, tai įsigyti distiliatorių. Bet, pradėkite domėtis, kas tai yra. Džypas vanduo, tai tas kai užšalo, tas pirmas viršutinis sluoksnis, ar ne? Ne, tai čia dar... Distiliuotas yra negyvas, ne? Kur degalinėse juos pardavinės, pambaliais distiliuotą vandenį, kur pili... Į akumuliatorių. Jo, į akumuliatorius, kad ten... Į akumuliatorių. Ne, tai aš sakau, pradėkite domėtis. Tikrai čia labai atskira tema, didžiulė, bet jūs pradėkite domėtis, kas yra distiliuotas vanduo ir kodėl būtent distiliuotas vanduo. Ir man tai suėjo viskas nuo istorijos iki tų ledynmečių ir visą kitą, ir iki Paulo Brėgo kraujagyslių, žinai. Visas susidėlioja kaip mozaika. Bet vėlgi atsargiai. Nes, bent jau tai, kad pradėsite prieš valgį atsigerti 20 minučių arba ryte, tai jau didelis pliusas. Valgom tik tai šviežiai pagamintą maistą, gaminam maistą su gera nuotaika. Vėlgi turbūt žinom, kad ta nuotaika, kurią perdodama moteris pateikdama vyrui maistą, tai jisai ją tokią energiją ir suvalgo. Jeigu pagamino tokią, tai vyras ir bus toks. Jeigu pagamino su meilė, tai vyras bus ir toks su meilė. Va, prieš valgį sugalbėkite mantrą ar maldą. Ypač labai svarbu nusiteikimas. Nežinau, kiekvienas galit. Man Jūratė išmokino paprastą lietuvišką maldą, tokią vaikam labai tinka. Ačiū tau saulelė, ačiū tau žemelė, už vaišes ant mūsų stalo. Nieko neįpareigojantį, padėkoji, save nusiteiki. Dar yra kitų terminų, kad ten sudainuoji om ar dar kažką, tai išvalai maistą ir dar tažą. Bet nusiteikimas valgyti, tai vėlgi sustabdo tą noriu, skonio. Sustabdo, mes savo vibracijas pakeičiam tam, kad priimtume maistą. Valgom tik tai suderintus maisto produktus ir turim savo grafiką dažniausiai. Kiekvienam žmogui tai savas ir vėlgi rinkitės grafiką ne pagal tradicinius požiūrius, o pagal tai, ką jūs atrasite savo. Šiai dienai aš atradau, kad pusryčių iš vis nereikia. Nežinau, bet realiai. Bet savo tik pusryčių turėtų būti didžiausia dalis to maisto gaunama per dieną. Bet ir vėdas taip sako. Pietus, kada savo. Visi jūs esate teisus ir visi ieškokite savo. Tikrai, savišvieta tai yra tas žingsnis, kuris tą daro, žinokit. Jeigu jums tas tinka, tas derinasi, jūs... Kodėl pagal jūs pusryčių atsisakote, kodėl tai, nėra gerai? Aš nesakau. Ne, kad atsisakėt, įdomu, kodėl? Asmeninė patirtis. Asmeninė patirtis, taip. Kokia? Asmeninė patirtis, nevalgai ryte iš vis. Jeigu yra galimybė iki 12 visiškai. Bet savijauta pagerėjo? Kažkas geriau nuo to? Jo. Kas atsitiko, kad geriau? Kas yra geriau? Maistas sustupo. Geriau jautiesi. Tau nereikia ten poilsio, nereikia to
Geriau, visų, kaip aš sakau, susipylėti save vieną informaciją kažkokią tai, ne? Ir gyvenat pagal tą informaciją, mėnesį, 2-3. Tiko, netiko, atmetat, priėmėt, nu. Ir vėlgi negalvoti, kad ta informacija, kurią atradau, jinai man bus visam gyvenimui. Šį pusmetį aš gyvenu tokiu ritmu, kitą pusmetį aš gyvensiu tokiu ritmu. Vėlgi reikia žiūrėti, ką jūs dirbame ir ką darome ir taip toliau. Jeigu mano darbo diena pilnai leidžia man pavalgyti pradžią 12 valandą, tai aš ją nukeliu. Tai viskas. Virškinimui irgi reikia labai daug energijos. Išeiga yra, kaip pasakius, tai augimo kūno, dar kažkas, tai, bet pats virškinimo procesas tai vienas iš stipriausių tokių tokių apinančių procesų. Ir labai svarbu, vėlgi, tai, ką sakiau, tai yra tai, ką darome. Jeigu valgom, tai valgom. Nekalbam telefonu, neskaitom knygų ir taip toliau, taip toliau. Geriau paskutinis valgis kada? Paskutinis yra pamirštas. Pamirštas. Ne. Ne, nu vėlgi, reikia žiūrėti į jūsų gyvenimo būdą, ne? Į jūsų gyvenimo būdą, kada tas yra. Nu, bent jau man taip susidėlio, kad ten valgai 10 ar tai 12, netgi nesvarbu, ir dar kartą valgai kažkur tai 5, 6, 7. Vėlgi, tai yra nesvarbu. Ir jeigu jau vakare vėlgi norisi kažko tai valgyti, tai tada geri arbatas 9 valandą. Bet vėlgi, tai nėra kažkokia epopėja ir kažkas tai kaip. Jeigu tu darai kažką tai, jeigu vedi visą dieną paskaitas, tai iš vis geriau nieko nevalgyti. Tu turi daugiau energijos. O jeigu tu atostogauji, vat yra sekmadienis, tu gali save pasimėgauti ir tu žinai, kad gali paskirti pietų pogulio, tai tada gali ir prisivalgyti. Vėlgi, tai yra tam tikri etapai. Ir vėlgi, bet gal tiksliau orientuotis ne į tai, kada ir kiek laiko valgyti, o tiksliau orientuotis, kad vat yra, nu, atsakykime, kadišai. 2 kartus į mėnesį badaujam. Sausai. Yra ir tokių, kurie iš vis nevalgo. 2 kartus į mėnesį sausai. Be vandens. Vėlgi, nepradėkit sausai. Pradėkit nuo vandens. Tai grįžtant tie, kurie nevalgo. Apie žmogaus tą evoliuciją, vat, praėjo mineralinė karalystė, augalų, gyvulių ir taip toliau. Tai lygiai taip pat tie žmonės, kurie jau suvokė, kad negali valgyti žudyto maisto, jie tampa vegetarais, ne? Jie tada išsivalo ir pradeda maitintis tik tai augalinės kilmės maistu. Tada jo evoliucijos lygis vėl pakyla, jisai pradeda matyti aurą. Ir sako, kodėl aš turiu valgyti mirusių maistą. Jie tampa žaliavalgiai. Jis dar išsivalo, tada sako, nu obuolys tai irgi gyvas. Jie ką valgo, nukritusius lapus, spyglius. Nu, mineralinė karalystė buvo, sintezuoti mineralus sugeba, ne? Vandenį geria, jo. Vedas beje prašo, kai ten Krišna liepia vienam valgyti spyglius. Nu, net nesupranta, žmogus pasakodamas, ką tai reiškia. Paskui evoliucijos lygis dar pakyla, sako, nu kodėl aš turiu tą daryti, aš viską galiu iš vandens gauti. Dar lygis pakyla, kodėl? Taigi tas vanduo yra ore, aš viską galiu tą. Dar lygis pakyla, sako, kodėl man tas oras reikalingas, aš galiu tiesiogiai praną maitintis. Ir tai pasako, jeigu jūs paimtumėt prieš 5 metus, buvo metų žmogus Indijoje, nuo 12 metų nieko nevalgymas. Tai pasako, kodėl jogus uždaro į dėžį, užkasa po žemėje, ten 2-4 mėnesius išbūna. Tai vėlgi, save paruošė to. Ir jeigu šiai dienai yra jau daug knygų apie žaliavalgystę, ir mes visi prie to prieisime, nes jeigu neprieisime, bent mano nuomonė, mes visi išmirsime, tai lygiai taip pat atsiranda daug knygų apie nevalgymą. Vieną mintį aš jau noriu vėlgi numesti perliuką, kad jūs negalvotumėt per daug. Tai yra tai, kad pagalvokite apie tai, kad žmogus iki 21 metų užsiaugina savo kūną visiškai, ne? Ir kiek tai būna kilogramų? Nu, įvairiai, bet vidutiniškai 80 kg. Nu ir dabar daliname. 80 kg iš 21 metų ir iš 365 dienų. Ir kiek gramų jis užauga į dieną? 80. Kiek mes suvalgom maisto per dieną, kai mums jau nereikia augintis savo kūno. Jūs suprantat, kad visa baltymų teorija, ten gramų, miligramų yra visiškai nublanksta. Nevalgymo teorija yra tokia, kad maždaug jinai skambėtų taip, kad jeigu auga medis,
jisai subrandina kažkokius vaisius ir jam reikalinga iš dirvos, nu, sakykime, kažkoks tai vienas mikroelementas, ne? Tai pas jį vaisiuje tų mikroelementų yra ten 10-100 tūkstančių kartų daugiau negu dirvoje. Bet dirvoje jų neišmažėjo, neišsausėjo, ne? Tai teorija nevalgymo skelbia tai, kad tie mikroelementai reikalingi tik tai tam, kaip katalizatorius, kad įvyktų cheminė reakcija. Vat, aš paėmiau maisto, bumt, užsikūrė mano tas ir paskui toliau pagal tam tikrą tėvišką hologramą visas mano kūnas susitvarko. Va tie žmonės, kurie vadinasi prana valgo. Vėlgi čia dargi. Taip. Bet aš turėjau asmeninę patirtį, mano vyriausias draugas, jisai apie 4 metus nevalgė. Bet pas jį pasidarė mintis tokios, kad jis neturėjo kur minčių dėti. Nu, jau nėra gyvo, bet jis mirė ne nuo to, kad jis nevalgė, bet, nu, tiesiog, jisai atsiribojo nuo pasaulio, jisai, nu, nieks jo nesuprato. Ir, nu, kažkas jo galvoj darėsi, ko nieks nesuprato ir galiausiai, man atrodo, jis pats nesuprato, kas vyksta. Nu, vėlgi, tai gali būti per anksti, nu. Kodėl? Nu, šiai dienai man skanu maitinti, skanus vaisiai, visą kitą, nu, kodėl to nesimėgoti? Šiai dienai aš taip tas suvokiu, smagu bendrauti su žmonėm. Vėlgi, vibracijos pakyla, lygis pakyla, tu eini kažkokios į askezės. Užsiminėjai tam jogos praktikom, dar kažką. Bet vat, grįžtant prie maisto, tai vat, žinom, kad po valgio 3 valandas tikrai negalim sportuoti. Nu, stipriai sportuoti. Nu, mes stipriai nesportavom. Vėlgi, valgyti reikia, nesvarbu, kad mes turim grafiką, bet mes turim save kontroliuoti, kada tik tai pravalgom. Masažuokite vidinius organus. Žinot, kaip daryti? Ne, nu, pats paprasčiausias tai yra čia kumščius padedam, atsigulam ir va taip va juos pasukam. Juos ten taip? Nu, visai, kaip mums gaunas. O dar geresnis tai yra pasukti patį pilvą. Kaip lankat? Ne, nu aš jums parodysiu. Ai, o grįžti šiandien nieko nevalgė. Valgiu, dėl to nesigauna. Tai va, ir... Ir masažas labai gerai, saugo ir masažas gerai. Ne, tai čia yra tokie vidiniai masažai, kurie padeda ten mums viską virškintis. Bet tai gali ir vidinių žvilgsnių, o kaip mes tai šiek tiek darėm. Atkreipime dėmesį. Visas praktikas, taip. Viskas, gali valinėti, šaltai, šiltai, kaip čia. Taip, galim. Čia platvanos. Visas praktikas, vėlgi, sužinojate, praktikuojate, tinka, netinka, sužinojate, praktikuojate, tinka, netinka. Tai va, mes ir taip turbūt čia užtrukom. Labai, ne? Ačiū už dėmesį visiems. Om.